Žiemą, kai turėjau didžiausią perdegimą, kai mano nervų sistema atsisakė visiškai naudoti kažkokias kaukės, aš nesupratau, kas vyksta, kodėl jos nebeveikia, kas čia atsitiko, kodėl jeigu aš pykstu, tai aš iš karto rėkiu, aš negaliu tiesiog ramiai pasakyti. Visas būdas save kontroliuoti buvo šaibom išėjęs. Bet vis dėlto buvo tame kontrolės. Išsilaisvinu tiesiog kažkoks skausmas, pyktis. Ir po to ilgą laiką man buvo toks jausmas, kad aš negaliu bendrauti su žmonėm, kurie žiūri į mane kažkaip teisiančiai. Ir aš negalėjau bendrauti su tam tikrai žmonėm. Ir jau praėjo daugiau nei pusę metų, jau kokie 8, grubiai 7 mėnesiai. Ir, pavyzdžiui, bendravau su broliu ir aš atsimenu, kaip blogai su juo jaučiausi ir galvoju, blemba, socialinis nerimas mano labai suaktyvėjo, aš net su broliu pašnekėti nebegaliu. Bet kai su juo kalbėjau, aš išgirdau, ką jis apie mane galvoja, jis man atvirai pasakė ir aš visus tuos dalykus jaučiau. Ir kai aš tuo metu galvojau, ar galbūt man yra psichozė ir aš į viską žiūriu pajautrintai, dabar aš matau, aš tiesiog buvau iš tikrųjų pajautrinta ir daug jautriau jaučiau, kas yra už kitų žmonių kaukių. Toks jausmas, kad aš mačiau pasaulį be kaukių, jaučiau pasaulį be kaukių ir tas, kas yra už kitų žmogaus kaukių, už malonių žodžių, už kažkokio rūpesčio, aš matydavau, kad tenais yra kaltinimas, smerkimas ir aš negalėjau to ignoruoti. Ir kas yra įdomiausia, kad kai kurie žmonės, kai aš matau, kad jie apsimetinėja ir jeigu jiems sakau, kad tu apsimetinėjai, sakai, kaip yra, jie tada pradeda sakyti, kad aš čia kažkaip per jautri reaguoju, aš čia išsigalvoju ir tai mane vertė tikėti tuo, kad aš galbūt išsigalvoju ir vien tik dėl to aš ir galvoju, kad galbūt man yra psichozė. Nors realiai man buvo ne psichozė. Čia ta prasme, čia galima žiūrėti kaip nori iš tikrųjų, bet man iš mano vidaus jaučiasi ne kaip psichozė, o kaip visiškas sujautrėjimas ir leidimas savo pasąmoniai būti paviršiuje. Kai aš sakau pasąmonė, tai yra tos dalis, kurios jaučia, bet protas ant viršaus jų ušišneka, kad tai yra netiesa. Tikras jausmas yra pojūtis, tikras jausmas nėra pasąmonė. Tai esu aš. Aš išsilaisvinau save. Visą laiką galvau, kad ten mano pasąmonė. Ten aš. Viską susakiau ir galvoju, kad galbūt čia net nuskambėjo kaip visiškas absurdas, gal visiška nesąmonė, gal nieks nieko nesupras, bet man nesvarbu. Ir tam tikrą prasme aš išmokau patogiau jaustis be kaukių. Ir va dabar aš esu atvira ir man pofik, kaip kas mane supras, va dabar šitie žodžiai eina iš mano dūšios. Čia šneku aš, be noro įtikti, be noro kažkaip geriau atrodyti negu jį yra. Dahuja šudinai jaučiausi, pizda. Realybę net tikrintis reikėjo. Kai aš sakau, kad reikėjo realybę tikrintis, tai realiai aš buvau ant tokios ribos, kur aš nesupratau. Man buvo toks meltdownas, kuriame aš tiesiog pasirinkau jausmą. Man skaudėjo krūtinę ir aš sakau, skausmas yra tikras, nes aš jau nebesupratau. Ar man iš tikro skauda vien dėl to, kad visi man ant viršaus vis pasako, kad tau čia nuo to, kad tau čia tas, kad tau čia taip, kad čia tau ana, tau reiktų tą, tau penktą. Vapšė, nieks nesuprato, kas vyksta, nei aš, nei kiti. Ačiū Dievui kažkaip, sugebėjau atsistatyti, grįžti balansą, tą jautrumą, subalansuoti, kad grįžo kažkoks balansas, nes tas nepasitikėjimas savim ir buvo, ir buvo priežastis, kodėl aš taip jaučiausi, o tas nepasitikėjimas buvo todėl, kad nieks netiki manim, aš jau net nebežinau, ar tai, ką aš sakau, yra tiesa. Aš šneku iš dūšios ir man atrodo, kad aš meluoju, nes kitiem atrodo, kad aš meluoju. Blema, toks gliukas buvo, pizdėts. Taip atrodo labai stiprus perdegimas, kurio nieks nesupranta, atrodo visiems kaip iš giedro dangaus. Nors žiauru, kai aš ramiai sakau, kas man yra, žmonės priima kaip bajerį, netiki, nes aš ramiai sakau, aš dar nesugriuvus, aš dar neligoninė ir pasakoju apie tai, kaip jaučiuosi, tai vadinasi, aš perdedu. Galima į tai rimtai nežiūrėti.
Aš realiai dabar, kai pagalvoju, tam tikrų metų man reikėjo, kad mane į ligoninę nuvežtų, bet žmonės nevežė, nes jie nesuprato nieko, kas su manim vyksta, nes aš pati labai savim dvejojau. Pasiduodavau bet kokiam impulsui, kuris kviečia patikėti, ką kitas sako, nes aš pati savim jau net nebesuprantu, ar galiu pasitikėti. Nes jeigu manęs nieks nesupranta, tai greičiausiai čia kažkas su manim negerai. Nu, žinai. Dabar aš tiesiog suprantu, kad mes tiesiog nesupratom neuroįvairovės, dabar kai suprantam biškiai kitaip viskas ir vyksta. Tai jeigu kam nors atrodo, kad vat, tokie dalykai kaip nusistatyti savo ADHD, autizmą ten ir visus dalykus, ir jeigu čia atrodo kažkam, kad yra madinga, tai žinokit, kad tai jeigu jūs žiūrit viską, kas yra madinga ir sekat tų trendų, tai nereiškia, kad kiti taip daro. Kiti tiesiog bando kažkaip išgyventi. Nėra čia joks mados dalykas. Mentalinė gerovė yra realus poreikis, neišgalvotas. Kažkodėl norėjusi šitą įrašyti labai.